Aš esu Darius Kvedaras, Baltic Engineers vadovas ir pasistengsiu jums šiandien praverti mūsų darbo virtuvės duris. Įsivaizduokite, kad jūs gavote užduotį sukurti naują miesto rajoną ir maža to pritraukiantį Baltijos regiono verslą ir pirkėjus. Projekto užsakovas buvo Islandijos vystytojas, kuris iškėlė užduotį pastatyti ateities prekybos centrą mieste, kuris būtų maksimaliai savarankiškas ir draugiškas aplinkai. Statyboms ieškojome tokios vietos, kur ateityje būtų galima pastatyti naują miesto rajoną su prekybos centrais, biurais ir viešbučiais. Kol kas čia stovi IKEA, jau projektuojamos ir gretimos teritorijos. Plyno lauko investicijai surasti nepavyko, todėl surasta taip vadinama brownfield teritorija, užstatyta senoviniais metaliniais garažais. Apleista ir užteršta teritorija, kurioje buvo 2400 metalinių garažų, pavertėme plynų lauku. Čia viršuje matote Google vaizdą, kaip atrodė teritorija anksčiau su visais garažais. Iškasėme per 300 000 kubinių metrų grunto, kur tie grunto tilptų į 638 plaukimo baseinus. Suprojektavimo pastato architektūrą, landšaftą, konstrukcijas ir visas komunikacijas. Šilumą, elektrą, vandenį, nuotekas, mikroklimato sistemas, ryšius, kelius ir kitas. Čia pateikta įvairių skaičių. Pabandykite atspėti, pavyzdžiui, ką galėtų reikšti 346 km. Ar turit kas minčių? Kaip tai gali būti susijęs su prekybos centru? Praktiškai teisingai, tai yra kabelių ilgis. Visų kabelių ir laidų ilgis prekybos centre. Matot kitą skaičių, tokį kaip 1500 žmonių. Ką jis galėtų reikšti, kaip jis susijęs su prekybos centru? Ne visai. Teisingai. Statybos aikštelėje tiek dirbo žmonių. Ką dar manot, ką galėtų reikšti, pavyzdžiui, toks skaičius kaip 550 kubinių metrų? Tai yra daugiau negu 5 takelių 25 metrų plaukimo baseino tūris. Iš tikrųjų, tai yra priešgaisrinis vandens rezervuaras po žeme. Jis visas yra po žeme. Toks tūris yra po žeme tam, kad jeigu būtų gaisras, reikėtų gesinti staigiai prekybos centrą. Iš 3 metų, per kuriuos buvo įgyvendintas visas projektas, pačios statybos užėmė trečdalį laiko, maždaug trečdalį vyko pats pasirengimas ir maždaug trečdalį laiko vyko planavimas ir projektavimas. Ir svarbiausia, kad prezidentei, kuri dalyvavo atidaryme, tikrai nereikėjo keisti darbotvarkės, todėl kad prekybos centras buvo atidarytas laiku. Pastato modeliavimui naudojame modernias 3D technologijas. Apie jas kiek daugiau šiandien papasakos universiteto atstovai, o čia matote mažą dalį projekto. Taip atrodo visas pastato tūris. 3D modeliavimas padeda išvengti klaidų, kurios gali pasitaikyti per visą pastato gyvavimo ciklą. Tai yra ne tik planuojant, projektuojant, bet ir statant ir aptarnaujant pastatą. Netgi tai yra labai svarbu griaunant pastato senatvės atveju, jo ciklui pasibaigus. Pastatą projektavimą pasitelkia BREEAM, tai yra holistinė projektavimo filosofija. Ji apima daug sričių, nuo ekologijos, transporto iki medžiagų ir daugelio kitų dalykų. Beje, tai vienas pirmųjų pastatų Lietuvoje, kuris vertintas pagal šios filosofijos metodus. Turiu dar vieną klausimą. Kaip jums atrodo, ar šaldytuvas šaldo, ar šildo jūsų virtuvę, būstą? Visiškai teisingai, jisai šildo. Čia matot iš principo šaldytuvą. Pats šaldytuvas, kaip ir teisingai sakot, jisai šildo patalpą, išmesdamas šilumą iš šaldytuvo į patalpą.
kur čia pačiame pastate yra panaudoti šilumos siurbliai, kurie šilumą iš lauko tiekia į pastatą. Taip pat prekybos centre naudojama ir daugiau technologijų, tokių kaip pavyzdžiui laisvasis vėsinimas, tai pastatas vėsinimas netgi nenaudojant pagrindinių šaldymo įrenginių. Pastatas pats pasigamina daugumą jam reikalingo karšto vandens. Ant stogo yra sumontuota 100 vienetų 300 kvadratinių metrų saulės kolektorių jėgainė. Ji pagamina apie 100 MWh energijos per metus, kas būtų, kad karštą vandenį galima aprūpinti 72 butus ištisus metus. Siūlau pasižiūrėti trumpą filmuką apie projekto planavimo ir statybos procesą. Kaip ir minėjau, viskas prasidėjo nuo tokios teritorijos. Buvo nugriauti 2400 garažų, iškasta virš 300 000 kubinių metrų grunto. Tam, kad būtų išlyginta teritorija paruošta statyboms. Taigi, mūsų ir daugybės partnerių darbo rezultatas – tai sostinėje kuriasi naujas, tvarus ir darnus rajonas. Svarbu tai, kad naudojamos inovacijos nėra vien brangus malonumas, jos tikrai palaipsniui atsiperka.